ta proga šį kartą tai tokia, nežinau, keliaguba net iš tiesų yra ir aš manau, kad viena iš tokių labai puikių. Vien dėl to, kad spektaklis Balta drobulė, pastatytas Kauno dramos teatre, jis vėlgi dvigubas turbūt ar keliagubas, tai yra ir Kauno didžiosios scenos atidarimas. Tai yra pirmą kartą inscenizacija šio Škėmos romano. Ir režisieriaus dar vienas sugrįžimas į Kauną ir vėl atvėrimas dar vienos scenos. Nors jau kurioj būta, bet jos kaip ir naujos scenos. Ir šios progos mes tikrai nenorėjom praleisti, kad galėtume pakalbinti ir jį, ir to spektaklio bendraautorę. Bet šiuo atveju dabar mes čia tik susikalbėjom, kad sakom, kas čia kieno šešėlis yra, kas čia pagrindinis, kas čia nepagrindinis. Kas čia milžinis, kas čia paunksmėje. Taip, ir kas paunksmė iš tiesų. Aušra Marija Sluskaitė Jurašienė taip pat. Mums labai malonu, kad šitas po dvynių ženklų bendraautorystė jinai tęsiasi ne tik knygoje, bet jie ir toliau vyksta. Ir aš dabar jau perleidžiu pirmam klausimui, ar įžangai, nežinau, tokia jau Rūtai Oginskaitei proga pakamantinėti pradžioj, bet aš tiesiog primenu, kad mes visi galėtume dalyvauti laisvai ir kalbėti, nes čia ne scena, čia yra bendra erdvė. Tai aš pasakysiu, kad mes su gerbiamu Jonu Jurašu ką tik išsityčiojom iš progų, kurios, kaip sužinojau, esti tik tai Lietuvoje. Ir iš tikrųjų proga, jeigu jau progų ieškosim, mes su Vaidu kažkada darėm tokius pokalbius su režisieriais, kokia jų darbo vieta, ir mes svajojam, kaip pasiekti Jurašą, kaip sužinoti. Nes tuo metu jūs buvot nepasiekiamas, kai mes tai darėm. O mes į Ameriką negalėjom važiuoti. Taip, kad ta svajonė su jumis susitikti yra labai sena ir žinokit, gal jūs galite juoktis ir kaip dvynys turbūt, kaip dvyniai visada ironizuoja, bet aš tikrai niekad nepagalvojau, kad mes kada nors tikrai kalbėsim. Nes jūs tikrai esate iš mito, iš legendos, iš teatro istorijos, kad jūs realus žmogus. O man dar reikia laiko priprasti. Nu, jau baigėt. Baigiau. Nemandagiai kažkas. Baigiau. Nepatogu man klausyti. Ne, viskas tvarkoj. Ačiū jums, kad mes pažįstami ir kad galim dabar su jumis kalbėtis. O štai paklausti aš, pirmiausia toks klausimas. Ar jūs mėgstat prisiminti, ar jūs geriau nenorit prisiminti? Ar galima paklausti kažką iš to bjauraus laiko, kai rašėt protestą? Labai mielai, prašau, aš gyvenu dabartim ir prisiminimais. O taip, kaip mūsų herojus Danas Garšva gyvena ten ir čia, ir sąmoniai, pasąmoniai, iki išprotėjimo. Ir dabar tas jūsų parašytas protestas prieš cenzūrą, 71-2 metai. Antri, jo, jeigu žiūrėsiu. Aš paskaitysiu čia atradus, šiandien jį skaityti, švelnus raštas, nieko ypatingo, nebuvo už ką išmesti iš teatro, išvyti iš šalies, reikia cituoja dar kažką. Darbo reiškia netekti. Reiškia, aš paskaitysiu tik tai 4 paskutinius, reiškia, tos postulatus, nes juose turbūt esmė yra. Šiandien mane degina neįgyvendintų ir sužalotų kūrinių balsas. Man kokti tariama atskirų spektaklių sėkmė. Kompromisai, taktiniai gudravimai, beprasmiškas trypčiojimas biurokratijos koridoriuose, žmogiško orumo žeminimas, niūrios perspektyvos, visą tai verčia mane ryžtis. Po ilgų apmąstymų aš pradedu nuo to, kad atsisakau ką nors keisti baigtuose spektakliuose.
Aš atsisakau proginių spektaklių kainą pirkti subrandintų kūrinių viltį. Aš pripažįstu tik tuos kūrybos vertinimo kriterijus, kurie gimsta aštrioje nuomonių kovoje. Aš kuriu taip, kaip liepia menininko ir piliečio sąžinė. Tuo metu Kauno Valstybinio dramos teatro vyriausiasis režisierius. Kitą dieną jau nebe. 72 metų rugpjūčio 16 dieną. Aš noriu štai ką sužinoti. Tai kaip mes čia su Vaidu formulavom, tai turbūt lietuvių kultūros istorijoje unikalus atvejis. Toks protestas, nepamirštamas. Ir man įdomu, kokioj terpėj jis galėjo atsirasti. Juk ne tik dėl to, kad visusgi cenzūravo. Visus cenzūravo. Visiems nurodinėjo, kas turi būti, koks turi būti kūrinys, o kas neturi būti kūrinys. Kas taip sprogo? Kodėl ir su kuo jūs tuo metu bendravot? Gal jūs kažkas paskatino? Tiesiog kokioj terpėj jūs buvot, kad tai tapo raštu surašyta? Iš tikrųjų, tai gal tai iš mano vidaus ėjo, toksai pribrendo, prinokau tam pasakyti vieną kartą ne, taip kaip tolimesniuose mano spektakliuose, kaip Antigoniai pribrendo laikas pasakyti ne Kreontui, kaip pribrendo dar visai eilė mano tokių veikėjų, kurie kaip per visus mano spektaklius bando eiti be kompromisinių kelių. Bet iš tikrųjų tai jūs teisi, kad tam tikrų įtakų tai aš turėjau be abejo. Aš bendravau, aš tuo metu labai, jauni žmonės turbūt nežino, kad prasidėjo tokia banga, kuri buvo dėja ne Lietuvoje prasidėjo, bet daugiausia Rusijoje, Maskvoje prasidėjo samizdato banga. Aš bendravau su tiesioginiais samizdatų leidėjais Maskvoje, buvau akademiko Sacharovo, turėjau garbės susitikti kelis kartus jo garsioje virtuvėje, kur visi mikrofonais nusėti ir buvo kalbama viskas apie viską ir buvo perduodama čia pat ir tam tikrom įstaigom ir į užsienį. Ir mano protestų laiškas buvo perduotas ir į užsienį per tuos kanalus. Ir pavyzdžiui, aš išvažiavau iš Lietuvos po sekančią dieną netekęs darbo ir dar 2 metus dirbęs skulptoriaus Vildžiūno padėjėjų, Valaičio pagelbininkų. Bandžiau net muziejuje dirbti, bet neleido, pradėjau ir atėjau į muziejų sargų, sako, negali, atleiskit. Tai ir aš net savo diplomą aš negalėjau įsivežti į užsienį, aš neišvažiavau kaip su, taip sakant, nuogom rankom suėdamas, įrodyti, kas aš esu toks, aš nežinojau. Aš atvažiavau į Ameriką. Ir po pusantrų mėnesių aš pradėjau statyti pirmą savo spektaklį, to simbolinį pavadinimu Rytai vakarai. Irgi Andrėjaus Amalriko, kurio niekas nežinojo iki tol ir niekas prieš tai nestatė ir negirdėjau, kad po to kas nors būtų statęs. Ir spektaklis apie svajonę ištrūkti iš geležinio struktūros varžtų, jau 2 jaunuolių svajonį pabėgti bent į Kareliją iš taip sakant, tokios totalitarinės sistemos. Ir tai buvo pirmas mano spektaklis. Ir toliau, reiškia, šita tremties tema iš tikrųjų labai simboliškai lydėjo mane per visą mano kūrybinį gyvenimą. Bet dabar atsiprašau, mes kalbam, dar mes sugrįšim prie tos tremties temos, bet jeigu kalbėtume apie tą būtent terpę, kurioje subrendo šitas laiškas, aš tiesiog prisimenu ne taip seniai, čia man regis prieš metus, Šiuolaikinio meno centre Algimanto Kunčiaus fotografo video dienoraščiai.
Ir video dienoraščiuose matoma užfiksuota skulptoriaus Vildžiūno tas Jeruzalės sodas. Zigmo Banevičiaus Kūdros, nežinau kaip tai pavadinti, pasirodymas, performansas ar dar kažkas. Taip, tada net nevadino. Taip, Rūta Staliliūnaitė vaikštanti su Barboros sukne. Taip. Ir va šita visa... Ir Valaitis atjuojantis ant juodo žirgo aplink šitą skulptūrą. Taip. Kurią vėliau pavadino Vėliaus ir pavadino Barbora. Taip, ir kuri dabar čia stovi Vokiečių gatvėje. Tai... Ir aš jam padėjau kapoti dar akmenį prie tos skulptūros. Tai va tavo terpė. Niekada rankose nelaikęs plaktuko iki tavo. Kas ten buvo ta terpė? Tai yra tavo, pavadinkim, tai Laisvės sala. Tai buvo, bet kartu su tuo ir kažkokia išraiška, paieškos kažkokio kitokio meno. Ar tai jūs vadinot apskritai menu, ar tai tiesiog buvimas koks? Ja, kažkaip tai turbūt tas įtaka iš Jeruzalės, tai tokia mes vadiname nepriklausoma respublika Jeruzalės, kuri tokia ir išliko kaip sala. Bet daug tokių salų buvo aplinkui ir vienu iš salų buvo tai, kad aš sutikau Aušrą, tokių pat pažiūrų ir tokių pat požiūrių ir tokių pat nepalenkimo ir bekompromisinio charakterio. Tai tas man irgi padėjo išgyventi, bet iš tikrųjų bendravome mes tik tai su tokiais žmonėmis, kurių dabar vis mažiau ir mažiau Lietuvos padangėje aš sutinku, su kuriais kalbėti mes žinojome, už ką mes esam ir prieš ką mes esam. Šiandien gyventi, nes aš nebejaučiu šitos tokios tada mus labai ir užaštinusios mūsų gyvenimą ir kurstančios mūsų gyvenimo syvus ir kūrybinės jėgas, tokį labai aiškų suvokimą, su kuo tu kalbi ir tu žinai, kad už tą žmogų tu gali ir galvą dėti, pasirašyti ir žinai, kad jisai pasirašys už tave. Tai va tuo metu tai buvo labai ypatinga tokia aplinka ir iš tikrųjų pirmieji, reiškia, skaitymai, tos neleistinos samizdatinės literatūros padarė didžiulę įtaką mums ir mes supratom, kad bręsta kažkur tai dėja ne mažai labai lietuviškoje inteligentijos tuose stalčiuose, sakykime, ar kūrybinėse dirbtuvėse labai mažai bręsta tos tokio pasipriešinimo ir bekompromisinio požiūrio į savo gyvenimą, į savo kūrybą šito šaknis. Ir tai buvo tokia, kaip aš pasakyčiau, tokia beveik kaip revoliucinė atmosfera brendo daugelio inteligentų, pavyzdžiui, rusų inteligentų, su kuriais aš turėjau. Ar jie skiriasi nuo lietuvių inteligentų? Taip, iš tikrųjų ryžtingesni. Daug ryžtingesni ir galbūt dauguma pasiryžę, reiškia, eiti, gal čia buvo ir skulptoriai, ir dailininkai, ir rašytojai, tapytojai. Lietuvoje man visi sakė, kad aš tik tai esu beprotis, kad aš erzinu, kišu į, reiškia, šitam mešką į akis adatas ir kad tas yra nenaudinga ir ne tik nenaudinga man, bet nenaudinga ir kultūrai, nes mūsų yra lietuvių kultūrai, nes tai yra, reiškia, mūsų lietuvių tokia nuostata kultūros būti žemės žemiau žolės ir kai ten, kur pjaunama žolė, kur daigai virš žolės nupjaunama ir negailestingai sutrypiama, todėl būti nuolankiems, nuolankumo, lietuviško nuolankumo tradicija labai gyva buvo ir tame. Tokia istorija. Netikėtai, reiškia, sąjūdis ir
tai, ką mes pamatėme jau gyvendami užsienyje, įrašus mums atvežė, pirmosius įrašus atvežė Regimantas Adomaitis, parodyti Sąjūdžio mitingus, viskas mūsų jaudino iki beprotybės, reiškia, kad tai įvyko staigus toks sprogimas, bet tos povandeninis lėtas pasipriešinimo kunkuliavimas, jis buvo labai, labai užslopintas ir, reiškia, labai neskatinamas ir netgi jis buvo netgi kreivai žiūrima. Ir netgi jūs turėjo tokį tarsi toj laisvoj saloje, aš prisimenu iš Aušros Marijos knygos, net ir ten buvo savotiški įsiveržimai, sakykime, tas epizodas, kai skulptorius Valaitis prie jūsų prijoja ir kažką sako, kad galbūt jūs esate suvedžiotas. Vienas skaudžiausias. Ta, kuri suvedžios, taip sakant, dar vieną iš kitos stovyklos. Ir dar viena tokia tema, irgi, kuri net neišsivaizduoju, kaip šiandien skamba. Talentas priklauso tautai. Taip. Nacionalinė vertybė. Ir kas iš to seka? Ir aš visą laiką sakiau, kad tas visiškas toksai nuolankumas, tai neturėtų būti menininko pagrindinė savybė. Man sakytų priešingai, kad mūsų vienintelis išlikimas, kad mums dar leidžiama kalbėti savo kalbą, tai ir yra pagrindinis dalykas. Po to aš stačiau tokį vieną spektaklį labai trumpai ėjusį Pinterio kalnų kalba, kur mums neleidžiama kalbėti savo kalbą, bet buvo leidžiama kalbėti kalbą, bet reiškia, kad aš sakydavau, kad tas leidimas dar kalbėti savo kalbą, tai yra savotiškas Trojos arklys, kurio pagalba į tautos sąmonę įvedamas, reiškia, toksai vergiškumo bruožas. Bet čia, jeigu palyginsim tuo metu, kaip vėliau jau buvo konstatuota menotyrininkų, jeigu kitas menas tai buvo tylusis modernizmas ir, taip sakant, skulptorius ar dailininkas gali ką nors paišyti ir čia labai sunkiai tu pasakysi, kiek tai yra prieš tą formą, kokia gali būti prieš, kiek kubizmas prieš santvarką bus ar dar kas nors kitas. Jūs esate savo meno įkaitas kažkoks, nes teatre jau, taip sakant, arba tu kalbi vienaip, arba tu jau pasakai žodį, tu parašai žodį ir tada yra visai kitoks santykis tada jau. Taip, žodis ir įvaizdis yra labai galingi įvaizdžio metaforos, kurios, pavyzdžiui, mano laikais buvo labai, taip sakant, išvystytas savotiškai mūsų žanras kalbėjimo, ta Ezopo kalba vadinama, kurią supranta tik tai publika, mes suprantam, susikalbėjimas su publika, ta Ezopo kalba, kurios tarsi nuduoda kritikai, kai nesupranta. Ir jie rašo straipsnius, kur sako, čia viskas tvarkoj, čia liktai niekas neprasižengiama su oficiozinė tiesa, bet publika tik tai viena supranta. Pavyzdžiui, netgi apie proginius spektaklius. Aš nesu toksai, reiškia, nekaltas, kad sakyčiau, aš nestačiau proginių spektaklių. Man teko statyti ir proginius, bet kokią kainą. Pavyzdžiui, atvažiavo, atsimenu, tada Šepetys ir pasakė, teatrai įsikvietė mane į kavinę iš repeticijos, o aš repetavau Rodos Grasos namus ir sako, tavo virš tavo galvos yra debesys labai susikaupę, turi pastatyti Lenino jubiliejų spektaklį 100-osiams metams. Aš ilgai galvojau, tai sakau, gerai. Ir aš pasirinkau pastatyti iš Šatrovo bolševikus. Ir kas iš to išėjo? Reiškia, padarėm, reiškia, Leonardo da Vinci paskutinės vakarienės įvaizdį, kurioje vyko viškės, kraujo lentos aplietos krauju, tuščia kėdė judos ir diskusija reikalingas raudonasis teroras, kurį priėmė puikiai, aš gavau premiją Lietuvoje ir raudoną vėliavą kažkokią, ar kažką. Ir buvau ruošiamas išvežti Kremlių į festivalį Lenino šitų spektaklių, Leninijanos. Ir atvažiavo Sovietskąją kultūrą brigada
jau išvalgesnių draugų ir parašė po tokią 2 lapų straipsnį, kad tai yra pasityčiamas, tai yra ištrypimas ant Lenino kapų ir taip toliau. Ir spektaklis buvo nuimtas be perspėjimų. Be jokių ten, reiškia, netgi pasikesinimų ką nors pakeisti ar pasiūlymų pakeisti. Ir, reiškia, tuo baigėsi mano, reiškia, pataikavimas, ne tai pataikavimas, bet susitaikymas su tuo, kad reikėjo statyti jubiliejinį spektaklį. Bet tas buvo taip senai. Bet tas taip buvo senai. Dalis buvo negimę. Dauguma turbūt nebuvo. Gal einam prie tos dalies. Tai čia yra, čia, žinai, tai seni laikai. Mes, žinai, jūs kalbate su kokia, kaip archeologinė išraiška. Galima ir tai mums reikia. Jūs žinoti visą tai. Mes irgi bandom kaip jūs archeologija užsiimate smėlio klavyruose, tai mes irgi bandome kažką tai tokio imituoti. Taip, tikrai, teisingai. Aušra, sakykite, kaip, tai aš suprantu, kad kai dar yra vyras, kuris vyriausiasis režisierius, tai dar yra, taip sakant, galima gyventi. Bet dabar sakykit, kai jau jūs išvažiuojat ir ten yra jūsų knygoje Podvynių ženklų, ten yra įspūdingos tos, man labai tos scenos, kai ir viena, ir po to šalta tokia, turbūt kaip šis vakaras, kažkas panašaus įsivaizduočiau. Kur ką tik emigruota ir neaišku, kur ir kas bus. Ir po to, reiškia, ir po to Miunchenas šiek tiek darbo Laisvės radijui. Vėliau darbas vėlgi Laisvės radijui, bet jau Amerikoje. Ir tada klausimas, kaip jūs jautėtės, kaip jūs taip pati vertinote tą, kaip įvardint galėtumėt tą visą buvimą, kas čia tokio, jūs, tai yra atnašavimas, tai yra, ta prasme, ar tai buvo kažkokia auka tam tikra, ar kas tai buvo tiesiog, aš nesakau apie kilnų žodį meilę, be abejo, kad tai yra. Turbūt, iš tikrųjų turbūt, bet išvykimui kitos išeities nebuvo. O čia, ką prieš tai Jonas kalbėjo, tai jis užmiršo vieną dalyką pasakyti, kad jis tai yra savo genuose turi maištininko, tą geną maištininko. Ir už tai, kokia ten terpė buvo, nebuvo, viskas brendo ir yra tam tikri dalykai, tam tikras kontekstas, kada žmogus nežino, bet aplink jį kaupės ir jeigu jis yra labai jautrus, tai jis tą pagauna. Man atrodo, tas atsitiko su Barbora Radvilaite ir su šitu protestu. Nes 72 metų, aš atsiprašau, truputį grįžau atgal, nes man atrodė, kad jis kai ko nepatikslino. Balandžio mėnesį balandžio 21 įvyko generalinė, tokia, kokia turėjo būti Barbora, buvo uždaryta. Po to tokios nieks nematė. Kovo 19 prieš tai išėjo Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, mes to nežinojome. Bet tokie dalykai sutampa, kažkoks taip požeminės srovės bruzda ir kažkur tai atmosferoje vyksta tas judėjimas. Ir mes, gyvendami toj sistemoje, vieną dalyką turėjom labai gerai išsivystę kažkokį 6-7 jausmą, kurio jūs jau neturit per jauni. Mes kažką pagaudavom, kažkas vyksta, kas žodžiais nepasakoma. Ir tas bręsta, tai būdavo varžtų užveržimas, varžtų atveržimas ir visi žino, čia galima vieną eilėraštį, kadangi aš redakcijoje dirbau, galima spausinti ar negalima, galima truputį daugiau ar negalima. Ir šitos visos aplinkybės, plus tas protesto jausmas, kurį jis nešiojasi turbūt nuo gimimo, vien dėl to, kad jis prarado tėvus ir daugelio tokių tragiškų momentų jo gyvenime buvo, man atrodo, tas viskas susidėjo ir sprogimas įvyko per tą protesto laišką, kas tikrai tuo metu atrodė kaip beprotybė. Dabar atrodo juokinga. Iš tikrųjų paskaitėm ir kas čia. Gražus kūrinys, sakau, švelnus, poetinis. Švelnus, nieko. O dėl manęs tai paprasti dalykai, yra pasirinkimas. Išvyksti ir kažkas turi maitinti šeimą. Ir aš džiaugiuosi, kad aš galėjau dirbti darbą, kur mano žinios, mano išsilavinimas buvo naudingas, nors aš niekaip negalėjau įrodyti, kad aš net universitetą baigus, kadangi išvažiavau be dokumentų. Ir dar jeigu gali tikėtis, kad tavo balsą girdi šitoj pusėje, kur tu su skausmu palikai,
Tai buvo savotiška satisfakcija ir nevadinčiau aš to auka, bet jis tiesiog gyvenimo būtinybė. Vienas turėjo dirbti, kad kitas galėtų kurti. Taip, man atrodo, daug kur taip atsitinka. Bet tos kūrybos, kuri ji buvo pakankamai, pripuolamai ir tiesiog vienur pasisekdavo vėl ilgas 1,5 metų laukti iki kito kažko. Labai nelengva. Kaip čia, jeigu pritaikius terminiją ne terminiją, bet įvaizdį Garšvos, kaip iš Baltos drobulės, kaip netapti liftininku? Taip. Emigravus. Taip, tai aš buvau tas liftininkas. Ir važinėjau up ir down, tai buvau liftininkas. Bet ištęsti, jūs gerai supratot, ištęsti tuos nekūrybinio darbo laikotarpius, tai yra priartėjimas beveik prie beprotybės ribos arba prie baisios depresijos. Tai čia yra tiesos, yra labai sunkiai įveikiami dalykai, reikia turėti labai gilų menininko įsitikinimą, kad galėtum ištverti tą ir nepasiduoti ir nueiti, kaip kažkas atėjęs sakydavo, ką 2-3 metai praėjo, nieko neuždirbi, tai ką, jeigu dantų technikų dirbti reikia, žiūrėk, kaip dabar jūs gerai gyventumėte, o jūs čia vargstat be reikalo. Taip, kad... Iš tikrųjų, mes išvažiavom neturėdami absoliučiai jokių iliuzijų, kad aš galėsiu tęsti savo srityje darbą. Bet turėjai tą užsispyrimą, labai gerai. Bet kažkokia akla viltis buvo ir beldžiausi į duris, į visas, kiek tik tai įmanoma. Aš atsimenu, kad aš siuntinėjau savo biografijas visur, reiškia, curriculum vitae per visą Ameriką ir Angliją ir visur kitur. Ir galėdavau sienas klijuoti, reiškia, vietoj tapetų atsakymais. Labai įspūdinga jūsų biografija, palaikysim jūsų byloje savo kada nors. Ir tai pradėjau, reiškia, nuo to universitetinio teatro Stanfordo pirmą spektaklį pastačiau, paskui buvo dar beveik visuose didžiuosiuose universitetuose. Aš dirbau po semestrą ir buvo ir ne tik tai dėstymas, kiek aš sugebėjau dėstyti, niekada aš nebuvau dėstytojas, bet, reiškia, aš kai laikiau, kad kūrybinis darbas yra pati geriausia mokykla ir aš tenais tose mokyklose, kaip Yale mokykloje, Rutgers mokykloje, Rhode Island, Teksasą. Aš dariau geriausius, įdomiausius darbus, kokie visiškai neįmanomi profesionaliame komerciniam Amerikos teatre. Aš padariau spektaklius, dėl kurių man nebūtų gėda šiandien pakartoti ar parodyti Lietuvoje. Būtent tose universitetiniuose teatruose, kurie yra geriausiai techniškai ir aprūpinti, patys geriausia bazė yra, bet yra su studentais arba baigusiais studentais. Ir tokių spektaklių aš nesigėdinau niekuomet. Bet per juos aš patekau ir į profesionalius, beveik visuose stambiausiuose Amerikos profesiniuose teatruose dirbau, bet mano įdomiausias darbas buvo, reiškia, su studentija. Ir tokie spektakliai kaip Tautos priešas Montrealio nacionalinėje mokykloje. Tai buvo tiesiog ypatingas nuotykis, kad visa mokykla užimta pusę metų su profesionaliais pagrindiniais aktoriais, kuriuose galėjau atsivesti iš Kanados kitų teatrų. Labai daug tokių įdomių dalykų vyko ir tame tarpe buvo daug prastovėjimų, tokių, kur reikėjo laukti, kada vėl atsiras kokia nors galimybė, bet aš tada be kompromiso kelio arba pasirinkimo duonos, aš niekuomet nedariau nė vieno spektaklio, kuris tuo galiu pasigirti ir save pakloti per petį. Niekad nepadariau nė vieno spektaklio, kuris būtų toksai, reiškia, nuolaidžiavimas savo arba skoniui, arba įsitikinimui, arba kokio nors sumetimais tikslais tokiais.
Buvo pasiūlymų ir statyti ir musicalus, ir kitokius lengvo žanro dalykus. Aš sakiau, aš ne tam sulaužiau tiek daug kiečių, kad tą daryčiau. Ir iš tikrųjų atsisakiau. Labai pelningų tokių užsakymų. Viskas kitaip atrodo. Dabar atrodo viskas kitaip. Ta reiktų žiūrėti iš perspektyvos. Ar jūs gailitės? Ne Kad dėl kitaip to, atrodo? bet dėl to, kad dabartiniam žmogui, čia užaugusiam ir kur yra laisvos atdaros sienos, tai tas yra daug paprasčiau išvažiuoti ir galbūt ir įsitvirtinti ir universitetuose, ir daryti, ir pasiekti ko nors. Bet tada buvo labai skirtinga situacija, kurią čia, žinai, nėra laiko tiesiog viską išaiškinti. Čia nuobodu būtų apie tai net kalbėti. Bet atvažiuoja žmonės kažkokie tai, kas jie tokie ir kokia Lietuva, tokios nėra. Iš kur jie? Iš kur atsiradė? Lietuva žemėlapį neegzistuoja. Jeigu kažkas išmetė tave dėl politinių priežasčių, vadinasi, tu esi disidentas. Tuo metu su socialistinės pažiūros buvo madoj, pavyzdžiui, Niujorke. Tai nieko gero, čia niekas taip labai gražiai tave nežiūri. Tu nesi joks herojus ten atsidūręs. Dabar yra laisvas čia, laisva ten, rinka, čia perka, parduoda, reiškia, produktai meno ar kokį ten bebūtų. Bet galėtumėt pasakyti kažkokiu, sakykime, na ir dabar jeigu atvažiuotų žmogus į ten, jis jo labiau nebūtų joks herojus. Bet vat, kažkokius į savo pamokas, sakykime, kaip nepasiduot ar kaip... Ką jūs paėmėt iš to viso, iš savo patirties tokios, kuri yra iš tiesų tai yra sunki patirtis. Kaip jaustis, kada tu gali statyti muziklą, bet tu atsisakai, reiškia to, kada tave vieną pjesę siūlo tau statyti, tu statai kitą pjesę, dargi nežinoma visiškai autoriaus Amalriko, atsiprašau, arba galbūt Antigonė, kuri nežinau, kiek buvo aktuali tuo metu amerikiečiam. Nelabai. Irako karo nebuvo. Ne, priešingai, kompromisas yra politikos pagrindas. O jinai buvo prieš. Ne. Tai čia jau jo atsakymas. Aš turiu dar vieną tokį momentą pasakyti. Bet gal neįklimkim per daug į praeitį. Aš norėčiau grįžti galbūt prie mūsų dienų. Bet, reiškia, mano tokia lemtis buvo, kad, reiškia, aš nepalankiuose sąlygose gyvenau iki emigracijos, iki 74 metų. Tokiuose, sakyčiau, netgi priešiškoje aplinkoje, kur brendo ir mano kūrybiniai, tiesiog, siekiai ir visa kita. Bet nebuvo palankis atmosfera ir ten išvažiavus. Nes viską tą, ką aš dariau, aš stengiausi daryti lyg taip gyventi, lyg aš nebūčiau išvažiavęs. Aš lyg statyčiau tenais, bandydamas statyti tai, ką aš norėčiau pastatyti čia. Ir, taip sakant, nematomai adresuodamas tam žiūrovui, kurio aš neturiu, kuris tik už geležinės uždangos yra. Ir, pavyzdžiui, aš pasiūliau, reiškia, tokiam labai garsiam Trinity teatre, reiškia, po to, kai aš padariau vieną labai sėkmingą Beketo pastatymą su studentais, man vadovas pasiūlė bet ką statyti. Aš sakau, gerai, aš noriu pastatyti Savižudį Erdmano, kurio čia niekas man nebūtų leidę ir niekas iki to neleido. Dabar tai jokas. Ir aš pastačiau, tokia buvo sėkmė, kad atvažiavo iš Holivudo, reiškia, labai turtingi žmonės, jis sako, mes dadam ant stalo milijoną dolerių ir prašau statyti Broadway'ų su britų aktorium Seru Dereku Jacobi. Tai žino, viskas kaip. Tai jūs skaitėt. Bet, reiškia, įdomu, ką aš noriu pasakyti, kad tam pirmajam pastatyme regionaliniam, reiškia, repertuariniam teatre, aktoriai, kada aš jiem papasakoju visą atmosferą, kurioje augo ir kurioje buvo slopinamas genialus rašytojas Erdmanas, jie per premjerą išėjo aktorius, mane neprašomas aktorius, ir sako, pašvenčiam šitą spektaklį Sacharovui, akademikui Sacharovui, kuris vakar buvo ištremtas į Gorkį iš Maskvos. Tai žinai, tai yra nepaprastas dalykas man buvo.
Bet, tai reiškia, ta tokia nuostatos, tokios nuotaikos tuo metu Niujorke, tai anaiptol buvo nesimpatizuojančios mano pozicijai. Man sakė, vienas atvažiavęs su ekskursija buvo Maskvoje, dar kitur, režisierius sako, ką jūs šnekat, ten yra laisvė, jūs vis turite valstybės remiamus teatrus, tai apie tai, ką mes tik galim svajoti, o jūs kalbate, kad jūs neturėjot laisvės? Apie kokią laisvę jūs kalbat? Mes neturim laisvės, mes neturim ekonominės laisvės, tokios taip elgtis, kaip jūs ten galėjote gyventi. Jūs gal kas gaudavot, teatrai rėmė, valdžia rėmė, viskas tvarkoja buvo. Jūs turėjote teatrinės struktūras, kurių mes iki šiol, Amerika neturi nacionalinio teatro, pavyzdžiui. Bet, reiškia, tie, kurie susibūrė ir jeigu apie tave susibūrė grupė žmonių, kurie dega, kurie supranta, ką tu nori pasakyti, žmogiškasis problemas supranta, žmogiškasis dilemas supranta ir pradeda tą suverti per savo patirtį gyvenimą, tai labai įdomus pasidaro šitas žaidimas. O gal apie Drobulę dabar galima paklausti? Galima apie Drobulę. Žinot, kas įdomu? O kada jums šita knyga pateko į rankas? Kokiom aplinkybėm jūs ją pirmą kartą perskaitėte? Žinot, aš pasakysiu atvirai ir tiesiai, Aušra man įsibrėžė į viršų šitą medžiagą. Kas kaltas, tai čia. Tikrai, aš skaitęs buvau kažkada, kai žinojau, kai Aušra Mari ten, reiškia, visas tas, reiškia, lietuvių metmenis, reiškia, pakišdavo pasiskaityti ir Chapel V ir visokius dalykus, kuriuo aš nežinojau. Bet ir aš skaičiau, aš buvau skaitęs Škėmą. Bet tada aš negalvojau, kad kažkas... Kada buvo tada? Tas buvo dar anais laikais, sovietiniais laikais. Tai čia? Čia aš skaičiau ir man labai padarė įspūdį, kaip toks tikrai egzistencializmo pavyzdys toks, kuris galėjo būti, reiškia, galima tik tai rasti ištakas Camus, ten Beckete ir taip toliau, kurie irgi buvo draudžiama, kaip sakant, zonai, kurioje niekada nebuvo leidžiama mums daryti teatre. Pavyzdžiui, niekad Camus nebuvo leidžiama daryti, arba Becketo aš labai visada norėjau daryti. Tai čia yra Škėma ir buvo atitikmuo. Ir Aušra, kai aš pradėjau ieškoti medžiagos, kokios man pasiūlė, ir sakau, jeigu tu imsiesi daryti inscenizacijos, tai dirbkim, bandykime. Nu ir pabandėm. Kaip išėjau, tai jums spręsti. Bet didelis mums buvo įdomus žaidimas, nes tas buvo visiškai nauja teritorija, nauja žemė. Man visada įdomi tai, kas nepatirta, kas dar nežinoma. Ir aš manau, kad gal kas kit galvoja, kad senais keliais aš išvaikščiau tam spektaklį, bet man atrodė, kad ten buvo man asmeniškai labai daug ko naujo. Bet įdomu, nes šiaip tai tarsi iš pažiūros tai atrodytų, kad net šitas ne spektaklis, bet būtent Škėmos romanas, tai kas turėtų būti jum patirta ir pažįstama pernelyg iš asmeninio gyvenimo tiesiog. Tam tikros paralelės yra? Yra labai artimų paralelių. Būtent tas, reiškia, nes man atrodo, kad viena iš mano daugelio tokių kituose spektakliuose ištirpdintų temų, tai yra kaip menas, kaip pasipriešinimas lemčiai, likimui, prieš būčiai, pasipriešinimas absurdui gyvenimo, tiesiog būdas gyventi kaip išlikimo, kurti kaip išlikimo būdas. Net jeigu yra beprasmiškas, jeigu taip ir kaip ir sako herojus, jeigu pralaimėsi, ar laimėsi, ar pralaimėsi, vis tiek tas pats išeina. Kaip ten sakoma.
Jeigu surasiu, pralaimėsiu, jeigu nesurasiu harmoningos tiesos. Bet jeigu surasiu harmoningą tiesą, vis tiek pralaimėsiu. O tas yra labai skaudus toks egzistencinės, tokios suvokimas žiaurios beprasmybės gyvenimo per kūrybą. Tai tas man buvo labai įdomu. Ir tas labai sunku ir per aktorių perteikti, ir per visus kitus komponentus, nes čia yra vienintelė galbūt mano toks spektaklis, kuriame neperšama absoliučiai atsakymo žiūrovui, nepateikiama lengvo atsakymo arba recepto, kaip. Iški visada, žinai, būdavo, reiškia, arba pasiūlyti, reiškia, viltį, ar pasiūlyti optimistinį variantą, ar pesimistinį, čia nebuvo kalbos apie tai, nebuvo tam erdvės net. Ir aš to nesiekiau. Ir aš dabar dar galvoju, gal turėtų būti finalas ir kažkoks su ta nuskambėti kažkokia tai viltis, reiškia, bet, neišeina. Tiesiog laiko nebuvo. Čia niekam nepaaiškinu. Mes iki paskutinio spektaklio, aš 4 spektaklius paskutinius premjerinius. Jo, 4 premjerinius spektaklius kiekvieną vakarą prieš spektaklį dar keičiau. Šiek tiek keičiau ir pabaigą. Iš tikrųjų, aš teatro vadovui siūliau, kaip Amerikoje daroma, paskelbti work in progress. Taip paskelbiama. Tai iš tikrųjų spektaklis buvo kaip tik tokio stadijoje, kada reikia darbo procese. Ir paskui susiguli, tada viską patikrini ir tada išleidi rimtą kūrinį, kada jis jau. O čia yra 12 spalio taškas. Trūks lūš, nors ten neveikia aparatūros, trūksta, lūžta, griūna, vis tiek kala ten dažo tuo pat metu ir tu turi padaryti. Tai čia biškai taip jau sovietiškai išėjo. Taip, aš Amerikoje irgi esu statęs spektaklių, reiškia, rimtuose teatruose, kur neduodam daugiau kaip 4,5 savaitės. Man davė Broadway 5 savaitės, bet, reiškia, 3 savaitės prieš tai jau viskas yra, reiškia, šviesos partitūros suplanuotos, dizaineriai sėdi čia už nugaros 30 padėjėjų, žinai, viskas daroma, organizacija, struktūra, viskas. Nuo pirmos repeticijos, pavyzdžiui, Lietuvoje nėra savokos, kas yra režisieriaus padėjėjas, nėra suprantama. Čia kaip teisybė. Čia aš kaip praktikas noriu pasakyti, kad teatro žmonėms nėra tokios savokos. Aš Amerikoje arba Kanadoje, aš dariau 6 Kanados teatruose spektaklius. Ir rimtuose teatruose, Toronto, Canadian Stage ir tokiuose, žinai. Tai ateini į teatrą, žinau, kad gerai bus, jeigu aš susitinku padėję, kur aš matau, kad viską tvarko. Man nereikia planuoti repeticijų, jis man sako, rytoj tu repetuosi ta. Viskas nuo pieštukų ant stalo uždroštų iki suplanuotų generalinių. Čia to nėra. Nėra tokios savokos kaip šviesų dizaineris Lietuvoje, pavyzdžiui. Aš norėjau atvežti iš Amerikos. Ir buvo atvežęs Orfėjų Evridikė Švietį, mano labai geras dizaineris iš Toronto. Tai yra profesija, tai yra tas pats kaip dailininkas, taip pat yra šviesų dailininkas. Aš esu daręs spektaklių be jokių dekoracijų, vien tik šviesom apšviečiama ir daroma, taip sakant, skulptūrinės, erdvinės kompozicijos. Ir tas labai daug, ypač balete, daug kas dabar beveik nenaudoja dekoracijų. Tai šviesos. Bet tai yra profesija. To nėra. Pas mus visiškai neauginama šito net tokia savoka, kas tai yra. Tai kaip jūs susitvarkėt? Šiuo atveju tiesiog šviesų dailininkas, tas, kuris buvo, nes baltoj drobulėje, aš sakyčiau, kad tai tiesiog unikalus apšvietimas, palyginus vizuali visa partitūra, taip sakant, yra nuostabi. O iš tikrųjų, žinai, labai tas garbingas žmogus, irgi jau nejaunas, bet jis buvo pasodintas prie kompiuterio, kur, žinai, ten 5 milijonų vertės kompiuteris, bet jis nežinojo, kaip jį užprogramuoti.
O tai, žinai, tai yra, reiškia, dar ir mokėjimo klausimas, trenažo klausimas. Ir to nėra. Ir aš pavyzdžiui, savo laiku, kaip Kaune, bandžiau ten, reiškia, kurti savo tokią mažą trupę, norėjau kurti. Tai, reiškia, kartu su klavyru kūrimu aš norėjau atvežti žmonių ir norėjau, kurie atvažiuotų, kad tiesiog parodytų. Vat, pavyzdžiui, tiesiog, tas nėra įdomu. Įdomu. Pavyzdžiui, kaip režisieriaus padėjėjas dirba, tai aš negalėdavau atsistebėti. Aš kalbu, ką nors pasakoju, reiškia, man, pavyzdžiui, tenais, reiškia, Dostojevskijos Idiotė, man reikalinga, kad atsirastų rytoj ten peilis, kurį įdeda Nastasija Filipinai knygą ir iškrenta ir įsminga jisai grindis. Tai kitą dieną pas mane ant stalų padėta 20 įvairių peilių. Pasirink, išbandyk, kokį tu nori, aktoriai ir man. Ir užrašoma kiekviena mano pastaba į kompiuterį ir įsiunčiama visiems cechams. Tos pastabos, kur tu nori, ar ne. Arba taip, kaip Japonijoje būdavo, dirbu darai pastabas ir japonų kalba per lanšo laikų, tokios makaronai suklijuoti, žinai, harmonikos ant stulpų, visos pastabos, aš nieko nesuprantu, kas ten lieka. Bet ir sukabinta, ten jau visi turi skaityti, kaip Biblija, nes tai yra 3-4 savaitės repeticijų, bet turi būti absoliučiai kiekviena pastaba. Jeigu pakartuosi 2 kartą tą pačią pastabą, tai yra pavojus, kad Japonas... Japonijoje tai jau negerai. Kad harakiri pasidarys. Tikrai. Ir 2 kartus tą pačią pastabą, o čia galima daryti 20 kartų tą pačią pastabą ir taip kaip būtų... Blin. Bet svarbiausia, neateina ir nepasako, režisieriau, dabar jūs atsisėskit. Šiandien pagrindinio aktoriaus nebus. Jo, sakau, tik nenukriskit, atsisėskit. Nebus, nes kodėl, sakau, už tai, kad vaidina Vilniui kitam spektaklį. Arba kažkur reikia... Ir net išvien turiu dublerių, nieko... Tai čia viskas natūralu Lietuvoje, bet... Žinai, širdies smūgį galima gauti. Ir taip kiekvieną savaitę, 2-3 kartus per savaitę, kas nors kitur vaidina. Tai vat štai ir tau, žinai, valstybinis teatras suformuotas, tai neįmanomas. Tai užsienyje, reiškia, tie patys galima, ten, žinai, nėra, kad dideli pinigai suktųsi, pavyzdžiui, kokiam nors repertuariniam teatre, reiškia, Dallas Theatre Center ar kur nors. Bet jeigu tu pasirašai su aktorium sutartį, tai ten jisai mirdamas ateis repeticija. Jūs grįžęs pirmą kartą 90 metais į Lietuvą, pradėjot statyti smėlio klavyrus ir kartu su tuo pradėjote reformą teatro. Taip. Ar jūs būtent ką jūs dabar kalbat, tai jūs ir bandėt kažkaip įgyvendinti, tai buvo per anksti? Ar jūs dabar matote, kad tai nėra per anksti, ar tai dabar dar įmanoma būtų įgyvendinti apskritai, sakau? Aš esu prirašęs drobės pasiūlymų, kaip turėtų būti reformuojamas teatras, bet vietoj to aš buvau kaltintas, reiškia, nežmogiškumu, noriu išmesti žmonės į gatvę ir taip toliau. Bet aš supratau tada, kad jeigu kartu su visa visuomenės struktūra, ūkinėm struktūrom nesikeis ir teatro požiūris į teatrą, ne kaip valdišką įstaigą, kurie dirba, reiškia, nuo 9 iki 5, o kaip, reiškia, bendruomenė, būrys, kuris atsako už teatrą kaip tokį. Aš siūliau neišmesti į gatvę žmonių, kurie negali, pavyzdžiui, dirbti, kurie išeina vieną kartą per 2 mėnesius į sceną ir gauna didžiausią atlyginimą. Aš siūliau palikti žmonės tuo, kurie gali būti ir šluoti grindis, ir siūti kostiumus, ir dirbti padavėjais. Jūs siūlėte bendriją? Bendriją, kuri būtų dalininkai savotiškai teatro. Per anksti. Bet tai buvo turbūt per anksti, o gal per vėlai. Per anksti. Bet tuo metu man buvo duota, tada tuometinio ministro Dariaus Kuolio leidimas bandyti eksperimento tvarka, reiškia, kurti tokį, reiškia, remiantis tokio vakarietiško teatro pagrindu, kur kiekvienas aktorius priimtas turėtų būti atsakingas už visą teatrą, už viską. Čia man atrodo, kad jūs tarsi būtumėt pasiėmę šiek tiek iš
iš jūsų minimų, reiškia, ar tai būtų Mabu Mainz, ar Wooster Group, ar dar kažkokio Living Theatre, tai yra 70 metų avangardo. Aš su jais, tai mano pirmoji patirtis teatro buvo, tai ne to Brodvėjinio teatro, kur, žinai, gauna tenais porą milijonų už rolę, bet žmonės, kurie dirba tiek, kiek kas atneša, tiek ir gauna, visi pasidalina. Ir tokia buvo, toks pažangiausias, įdomiausias, avangardiškiausias Amerikoje teatras buvo, kurį aš patyriau tik atvykęs. Mes matėm tokių dalykų, kur iki šiol stebime. Lietuvos situacija tai kita buvo. Bet kita situacija ir iš tikrųjų, ir reiškia tas toksai, reiškia, suvokimas, tokio biurokratinis suvokimas, kad, reiškia, yra administracija teatro, yra aktoriai, yra šlavėjus, yra tas. O čia, reiškia, turi būti, mano manimu, norint išgyventi šiandien irgi Lietuvoje, mano manimu, sukurti teatrą reikalinga, kad tai būtų visų, kaip sakoma, kraujo indėlis kiekvieno nario, pradedant nuo šoferio ir baigiant pagrindiniu aktoriu. Idealistas. Bet tai mano supratimas, nes teatras tai nėra vieta, kur galima, niekada nebuvo teatras vieta išskyrus tą populiarų į komercinį teatrą, kuriame galima iš jo tapti turtingu. Aš niekada daug iš teatre neuždirbau, nors dirbau į labai įvairiuose teatruose. Pragyventi galima, jeigu dirbi, bet nedaugiau. Dar skaitant knygą šią Podvynių ženklų krenta į akis tokios pavardės, tokie vardai, kurių jūs gyvendami Lietuvoje, jeigu būtumėt gyvenę, tikrai nebūtumėt sutikę. Ir tai, kas yra teatro istorija. Ar susitikus kartą su absurdo teatro teoretiku Martinu Eslinu, ar dirbant su Lamamos teatro vadove Ellen Stewart, pas Tadashi Suzuki. Ir taip toliau, visi krūvos tokių vardų, kurie yra įrašyti į teatro istoriją. Ir norėjau paklausti, ką jie jum, taip sakant, net ir trumpi susitikimai ar didesni, ar jūs galėtumėt pasakyti, kiek jie keitė patį jūsų teatro supratimą? Be abejonės labai daug keitė. Tadashi Suzuki, tai aš buvau 3 vasaras su juo ir pats jau visus tos trenažą ir mačiau visą šitą procesą ir patyriau, kaip tai yra, kas tai yra tikras teatro fanatikas. Supratau per jį. Ne viskas man jo reiškia, estetikoje teatro patinka, bet tai, ką aš patyriau, tai be galo įdomu. Aš jam atnešiau, parodžiau savo, reiškia, darbą ir sakė, atvažiuok pas mane statyti. Ir taip mes pradėjom. Ir tai nors jam, pavyzdžiui, jam visai nepatiko mano priėjimas prie Čechovo, galbūt. Kodėl nepatiko? Nu, nežinau, aš manau, kad, reiškia, man atrodo, kad savo tokia dvasia. Kaip jis būtų išleidęs spektaklį? Svetimas, bet tai buvo, aktoriai buvo pamišę, žinai, nes jie niekad nebuvo susidūrę su režisierium, kuris dar greta absoliutos technikos, tobulos technikos, kad gali vaikščioti sienom, reiškia, jeigu reikia, tai aktorius vaikščios, bet ir dar suprasti, pavyzdžiui, Čechovo dvasią ir suprasti, kaip Čechovas gali būti nuo teatro Beketo ir Čechovo junginys. Nu, aš manau, kad Suzuki tave paveikė tuo atžvilgiu, jo teatras padarė įtaką. Labai. O Ellen, jūsų nuomonė kaip? Aš manau, kad tas labai plėtė horizontą. Ir labai keitė Jurašą ir tas jam labai buvo daug kas artima, tas buvo stebėtina, kad kai jis nuvyko į Japoniją, surado labai daug artimų sąlyčio taškų, bet aišku, kad turėjo tave, o kaip tave paveikė, tai čia tau reikėtų atsakyti, bet man atrodo, kad tas teatro perėjimas prie daugiau tokio sąlygiško ir judesio, ekspresyvumo, tai tas viską tik tai sustiprino tavo pradėtą kelią Lietuvoje. Taip, be abejo.
O su Lemama tai buvo labai ilga, labai graži istorija su Ellen Stewart, kuri tęsiasi iki pat, galime sakyti, jos mirties. Tai jinai tiesiog įsūnijo Joną kažkaip, suradusi labai daug bendrų sąlyčio taškų nuo pat pirmo to pastatymo Makbeto iki pat jos persikėlimo paskui tą tarptautinį simpoziumą čia Spoleto ir visur kitur. Tai čia buvo visai kita patirtis to off-Broadway teatro, kurio tokio skurdaus teatro ir kartu pagrįsto garsu ir ekspresija daugiau negu prieš tai, kaip tu pradėjai atvažiavęs pradžioj. Tavo, atsimeni, buvo pirma svajonė pastatyti Grasos namus, kai mes tik atsidūrėme vakaruose. Aš galvoju, jau blogiau būti negali. Kas jau Lietuvoje sunkiai Grasos namus supranta, kas gali suprasti ar Vokietijoje, ar Amerikoje Grasos namus. Na, aišku, nieko iš to neišėjo, bet tas... bet buvo... antipatizmas... Londono nacionalinio teatro repertuare buvo svarstoma šitas ir Martinas Lintarštiko ir... Taip atsitrenks į sieną, bet vis tiek reikia eiti. Tai įtaka didžiulė buvo, man tai padarė kaip žmogišką didžiulę įtaką, jis toks, reiškia, ryšys su tais žmonėmis, apie kuriuos jūs minėjote. Bet gal sunku žmogui pačiam pasakyti, kiek jį keičia. Aš dabar taip galvoju, kaip šiek tiek kaip rašantis žmogus, tai tos įtakos eina, bet pasakyti, kurioje vietoje ten tave pakeitė, kažkoks tai procesas vyksta, matyti tavo sąmonėje ir kažkaip tai keičiasi, bet susisteminti ir pasakyti, bet tas mane paveikė taip, planas kitaip, tai bus sunku, aš manau. Visuomenės klimatas, tiesiog gyvenimo būdas veikia neišpasakytai kitaip. Aš kai atvažiavau į New Yorką ir pamačiau, žinai, gatvėm, tas eskalatorius, važiuoju šitą tokia įvairia spalvį, tokia ta minia, kuria yra tokia įvairi ir tokia tampa lygtai artima tuo pačiu. Ir bendravimo būdas su žmonėmis, su aktoriais bendravimo būdas. O čia tai didžiausias. O čia tai didžiausias, reiškia, didžiausias skirtumas dirbti ir iki šiol man su lietuviais aktoriais ir su amerikiečiais aktoriais, tai yra nepaprastai didelis skirtumas. Visas paremtas pasitikėjimu. Pagarbą vienas kitam. Reiškia, lietuvių aktorių tu turi viską pasakyti, viską išaiškinti ir sugromuluoti ir dar parodyti. O reiškia, amerikiečių aktorių, jeigu tu su geru aktoriumi pajauti, kad jisai tikrai supranta, tai tu sakai, palauk, aš turiu tą idėją. Jeigu tu supranti mano idėją kaip visumą, kaip struktūrinę idėją, ar tu gali tapti tos idėjos ramščius, tokių nešėjų, kaip bitinų nešti tą į tą. Ir jeigu aš matau, tas procesas atsiranda toks gyvas, kad tokių, reiškia, pasiūlymų ateina iš aktorius, tai yra laimė, tada tu paimti, o čia tai žaidimas. Tu net nepasapnavai, kad šitaip galima sureaguoti į tavo idėją. Tai va tas labai įdomu. O tas, ta prasme, su japonais tai jau ne. Tu jiems viską turi pasakyti. Jeigu nepasakai visko, tai jie tada... Tai lietuviai Japonijos pusė. Ne, lietuviai jau. Bet už tai Japonas gali, sakau, reiškia... Vat jeigu, sakau, trijose seseryse man reikėjo, kad 3 seserys užliptų lynų į stogą ir atsimuštų į stogą ir užliptų. Tu matai, kad jie gali dirbti dieną naktį, kad tą pasiekti. Bet savo pasiūlymų, tai sako, ne, tai jau tu prašom pasakyti. Tai va tas labai įdomu, tai visiškai skirtinga kultūra, psichologija žmonių, visuomenė sandara visai kita. To, ką man Lietuvoje baisiausia trūksta, stinga, tai yra gerbimo vienas kito, pagarbos vienas. Šį kartą tai buvo tikrai. Labai įdomu, kad šį kartą buvo labai įdomios, kūrybingos. Čia pirmas dalykas, jau su šitais aktoriais, su kuriamis aš dirbau su Drobulė, tai buvo prieš tai įdirbis su anksčiau. Klavyrai,
Antigonė, apsivalymas, beveik tą pat, beveik kaip mano trupė pasidarė. Tikrai. O su jais, aš jau žinau, ko laukti ir jų galimybės ribas aš žinau. Ir tai nustebindavo? Ir tai nustebindavo, Buvo labai tokių malonių nustebimų. Atsimuždavo, reiškia, kaip į sieną, bet vis tai būna. O klausimų gal turim? Prašau. 72 metai, tai buvo tokie revoliuciniai metai. Taip. Kalanda susidegino. Taip. Kaune, tai tas labai jautėsi visoje Lietuvoje. Kokia įtaka tas turėjo, ar tam laiškui, gal kurį sprendimą parašė? Tai turėjau tiesioginiai man irgi didžiulę įtaką padarė, didžiulį. Susideginimas įvyko po generalinės repeticijos. Ja. Bet sutapo. Jo. Taip, o generalinė Barboros buvo balandžio 21, jeigu neklystu. Bet tas viskas, sakau, atmosferoje buvo. Tas atmosfera, tikrai tvyrojo atmosferoje. Aš žinai, iš teatro balkono stebėjau, kaip Laisvės alėjoje, reiškia, minia jaunimo stovi ir atvažiuoja sunkvežimiai ir mergaitės už kasų meta į sunkvežimius ir išvežu. Ir čia buvo mano teatro darbuotojas, reiškia, darbininkas scenos Kalanta. Tai man buvo šiurpus. Ir atsimenu, tada Kauno teatras atvažiavo Vilnių gastrolėm ir mes čia atvežėm kažkokius spektaklius ir Garsos namus, ar Mamutų medžioklę. Ir vienas labai garbus liaudies artistas, stovėdamas foje, paltą imdamas Vilniaus akademiniam, sako, tokius reikia, aš sako, iš kulkosvaidžių šaudyčiau tokius aktorius. Aktorius? Taip, tokius aktorius, šitokių teatro aktorius iš savo ranką iššaudyčiau. O jūsų spektaklį? Jo, po Mamutų medžioklės. Tai, žinai, tai tas buvo ta atmosfera, o kalbant apie tą laikmetį, tai tarp kitko, tai šiandien, pavyzdžiui, aš gavau tokią įrašą, tokios Žičkutį padarė, 3 Antigonės, kur aš 3 kartus bandžiau statyti Antigonę. Tai pirmą kartą tai buvo Kaune, aš jau padaviau paraišką, kad išverstų ir išvertė. Buvo padėta ir, aišku, visiškai uždraudimą nestatyti, nežinodami, kad tai dar buvo savaitė ir 2 prieš tą susideginimą. Bet aš liktai nujaučiau, kad nežinau kodėl, tai negaliu savo priskirti tokios jau žiaurios nuojautos, bet kad tai yra pasakyti ne, reiškia kreontai į akis, tai yra labai didelis dalykas šiandien gali būti. Ir taip ir buvo. Ten nepavyko paskui, man aš dar Amerikoje vieną kartą bandžiau statyti, nepavyko dėl kitų priežasčių. O paskui Kaune mes padarėm tą spektaklį, bet jau tas man buvo inspiracija, tas, reiškia, kad ta idėja buvo, kad sujungti su Misija Sibiras studentų dienoraščiais, kurie pirmą kartą nuvyksta į Sibirą, į savo tėvų protėvių kapus lankyti, statyti kryžius. Ir ta atminties tema man pasidarė labai atrodė svarbi šiandien. Kaip atminties tema buvo svarbi ir Smėlio klavyruose, ta archeologijos, istorijos archeologijos tema. Taip kad aš esu labai toksai, sakyčiau, vienodas savo pasirinkimuose temų. Neišrankus. Mano, reiškia, tas toks pasipriešinimo tema, maištininko tema, pasipriešinimo likimui tema, atminties tema ir atgailos tema, tokia, kurią aš per eilę spektaklių kaip
Egzilio tema. Egzilio ir egzilio tema. Tai va, taip, egzilio tema. Čia likimo. Jonai, iš to viso iškrenta vienas spektaklis, kuris irgi pagal mane buvo super ryžtingas, nors jis buvo akademiniam teatre, betgi visi ir jūs niekad neminit Brožiko. Brožiko. Tai buvo tokia revoliucija kažkokia. Nu, tai ten irgi maištas prieš senąją kartą, prieš... Tai vienas pirmųjų? Vienas pirmųjų. Vienas pirmųjų, taip. Tai buvo sprogdinantis irgi. Tas buvo labai... Ir netyčia Brožikas kažkaip buvo Ir pastatytas. netyčia. Jis kažkokį jaunystę padarė ir emigravo ir viskas ir uždarė. Tas irgi buvo visiškai pakeistas finalas, aš negalėjau tokio finalo padaryti, kaip norėjau. Tokį įspūdį. Bet aš su sąlyga važiavau į Lietuvą, grįžau iš Maskvos, tada jeigu kad man leistų tą statyti spektaklį. Bet Rusijoje niekur nėjo. Niekur nėjo, absoliučiai. Čia buvo atvažiavę žmonės, tai čia ėjo sienom, kaip čia gali būti šitą. Tas buvo labai įdomu, labai įdomu. Jiems čia buvo baisi, naujiena. Koks nuostabus Jukna ten buvo. Oi, fantastika. Dar buvo klausimų, taip? Jis ten labai įdomiai grojo saksofonu, o pas jūs jis grojo smuiku. Ir tas momentas labai gražus, nes jis profesionaliai grojo smuiku. O nebuvo dar noro dar sykį duoti smuiką daugiau pagroti spektaklį? Ten tik 2 vietos yra, kuris gali. O šiaip ten nebuvo tikslas aktoriaus padaryti muzikantų, bet tas, vienas buvo aktorius, kuris turi puikų balsą ir dainavo itališkas operas, nors yra ne koks aktorius, bet labai gerai dainuoja. Bet ne aktorystė jo yra, taip sakant, kavos puodukas, bet man patinka, man visada patinka tokiu, tai sakate, multidisciplininiai tokie dalykai, reiškia, teatre, kur galima įjungti judesį, balsą, muziką, kad būtų kaip povo plunksnos, daug visokių spalvų, tame tarpe garsų ir įvaizdžių. Aš mėgstu tokius dalykus, bet... Bet tu labai apsidžiaugiai, kad Svobonas gali Aš kai sužinojau, kad jis gali groti smuiku, tai sakau, tik tai jis turi būti. Ir dabar jūs po kelių dienų išvykstate į Ameriką, taip? Taip. Ką jūs ten veikėt? Jūs atvažiuojat, pabūnat čia, pastatot spektaklį, vėl ten išvykstat. Kas sudaro jūsų kasdienybę ten? Šiuo metu aš neturiu konkrečių planų kūrybinių, bet aš manau, kad ten aš grįžtu, kad akumuliuoti ir generuoti kai kurias idėjas ir kurias galbūt po kiek laiko grįžęs galėčiau dar ką nors bandyti daryti, bet daugelis man sako, bet Jonai, kiek tau reikia, užtenka, pailsėk jau, sako, užtenka tau dirbti, kodėl tau dar tu nori daryti. Aš girdėjau tokių dalykų. Bet jūs akumuliuojat pakankamai daug, jūs vaikštote ten lygiai taip pat entuziastingai kaip ir čia, į visus meno renginius, į spektaklius. Taip, stengiamės sekti, kas daro. Nesistengiam, natūralus gyvenimo būdas. Ir viskas įdomu. Tai ką darysi? Man įdomu pažinti pasaulį. Ir amžinai pasaulį keliauti, matyti, stebėti. Dar ką nors naudingo, ką nors pasiruošimas darbas, prasmingo padaryti. Šiaip sau statyti tam, kad statyti spektaklį, man nereikia įrodinėti pačiam savo, kad aš galiu ką nors pastatyti dar. Aš turiu tam tikrų idėjų, kurios galbūt yra sunkiai gyvendinamos šiuo metu, bet galvosiu toliau. Ir kur mes svajojom kažkada jūsų klaus, kokia jūsų darbo aplinka, ko jums reikia, kad jūs, kai dirbat? Be gero režisieriaus padėjėjai. Be gero apšvietėjo. Daug komponentų reikia. Iš labai daugelio komponentų susideda, labai daug. Ir labai išdrasko, išskaido dėmesį tokios nereikalingos, smulkios
nesklandumai tokie. Tikėjimo? Net kaip. Tikėjimo gal reikia? Kažko ne religinio, aišku, Ja. bet kažkokio. Reikia tokių žmonių, su kuriais tu dirbi, kad tikrai tu jaustum, kad jie pasiryžę dieną ir naktį dirbti, bet kada ateina, iškia 2 valandą ir sako, laikas namo, o aš šito negaliu pakęsti. O aš esu dirbęs Amerikoje ir Kanadoje, tokiuose aplinkybėse, kur visai užsimiršta, gali naktis ateina ir dar repetuoja. Ir užsimiršti, kad nebuvo pertraukos, išlepintų Na, aš europiečių. manau, kad ir Broadway buvo panašiai. Irgi buvo profsąjungos. O, tai čia reikia dirbti mažuose, nevalstybiniuose teatruose. Teisingai. Taip, kad sugrįžkit į tokį. Arba kurkit.